Pavasaris neįtikėtinas. Tokių spalvų įvairovę, sakyčiau, bandoje. Ir šį kartą, na, tokia rusva atkeliavo. Pirma tokio atspalvio. Na ką, truputį atvėso. Pavasario pirmos dienos. Kepurę vėl reikėjo išsitraukti. Bet džiugina. Gerai, nekankinsiu, reikia atiduoti mamytei, kad žystų ir stiprintų tą naują gyvybę. Gyvenamojoje aplinkoje turbūt, kaip ir pas kiekvienus namuose, ateina momentas, po kurio tai laiko gyvenant, vis tiek kažkokie nedideli pažeidimai atsiranda, patapšnojimai ir taip toliau. Tai va, gyvenamoje pusėje prieš porą metų balinau sienas ir be abejo per laiką, kaip minėjau, atsiranda visokias žymės, vat kaip su Gilda žaidžiam kamuoliukų kartais namie ir nori, nenori, tas kamuoliukas būna, kaip sakant, Gildos seilėmis suvilgytas, pašokinėja ant žemės, pasigauna dulkių ir mesteliu ir šast, kaip va šitoj vietoj. Tai kaip nekartą buvau minėjęs, dėl ko man patinka kalkės, su kalkėmis dažyti, aš jau visų tų privalumų neminėsiu, bet noriu pasakyti, kad va tokiose situacijose kaip ši, nereikia visos sienos naujai perdažinėti, o tik tai paprasčiausiai ateiti ir uždažyti ten, kur matau tuos visokius patapšnojimus, netyčinius įbrėžimus ir taip toliau. Ir kai nudžius, jokios žymės net nesimatys, kad čia buvo naujai uždažytas nedidelis plotelis. Tai geras dalykas tos kalkės. Nusidažius sienas, jau kaip ir galima ruošti grindis glaistymui. Ir ką, reikia be abejo išsisiurbti, kas aptiško, nusiplauti viską. Ir be abejo dar palikta palei plintusą truputį nedadažyta, o todėl, kad kai glaistysiu, vis tiek truputis reikės kai kur, na, kaip pavyzdys čia, ar ne? Reikės iki pat viršaus užglaistyti ir čia užbraukti, tai vienaip ar kitaip teks ant sienos užmozuoti, tai kam dažyti, tai vis tiek ar taip pat taip, po to reikės, kai bus baigta su glaistymu, reikės praeiti su plonu teptuku ir užsidažyti. O pradėsiu turbūt su epoksidiniu glaistu. Be abejo, reikia ir apsiklijuoti, o epoksidiniu glaistu naudosiu ten, kur daugiausia vandens gausiu. Tai reiškia palei vonios kraštus ir taipogi noriu gerai izoliuoti patį veidrodį. Tai, kaip sakau, pradėsiu nuo jo, o tada, kol epoksidinis glaistas džius, galėsiu pabaigti tos valymo, plovimo darbelius ir jau kapitaliai pereiti prie viso grindų zigzagų užpildymo ir vonios užbaigimo. Taip ir pajudėsiu.
atvažiavo nedidelė talka ir reikia padaryti nebaigtus darbus. Tai va, Laurynas eilinį kartą kibo prie paskutinių vartų kabinimo sistemos, prie jos be abejo sugrįšim, o mes su Mantu keliaujam prie Pašiūrės viešbučio Kalifornijos, nes reikia galutinai pabaigti pakalimą. Nes vis tiek, norisi viską, kaip sakant, kad būtų vis tiek gražiau, estetiškiau ir kad ir kaip antrinės žaliavos, bet galutinis rezultatas, turi džiuginti ne tik tai funkciškai, bet ir estetiškai. Tai va, kaip ir to momento turbūt ir nebuvau rodęs, tai va, reikia čia nupjauti vieną bangą, iš priekio gražiai padaryti. Tai su Mantu atėjom čia ir manau, kad šiandieną turim tą dalykėlį pasidaryti. Čia manau ilgai netruksim, bet vis tiek tai yra dviejų žmonių darbas, nes kai tokie atstumai, lentą vis tiek reikia ir palaikyti, ir iš vienos, iš kitos pusės. Tai va tokie tūpčiojimai, laipiojimai, bet darosi greičiau dviese. Gražus pavasarinis šerkšnas, šalna ir oras nuostabus tokiam. Intensyviai darbuojantis, svarbu ir nepamiršti gerai pasimaitinti. O kai yra gera kompanija, nesinori viduj prie virtuviai sėdėti. Yra puikus išradimas. Kazanas. Jį suruošta viskas. Ir dabar ir kartu turėsim apšilti, kaip sakant, pasišildyti. Truputį atvėsusią pavasario dieną, bet ir kartu pasigaminti skanaus maistelio. Stiprybės ir judam toliau. Žiūriu aš į viešbutį Kaliforniją ir dabar belieka tik tai sulaukti truputį šiltesnio oro, gerą įkvėpimą, pasiimsiu dažų, teptuką ir taip užrašysiu būtent čia. Dieta kaip tik tam. Ir visos tos lentos, kurios buvo senosios Pašiūrės dydžio galinės sienos, buvo sunaudota. Ir net iš toli žiūrint nesimato net ir sujungimų. Aš pirštu nebaksnosiu, bet nežinau, kaip jums per kamerą ar matosi ar nesimato, bet man atsistojus už 5 metrų vargu bau. Tai va, viešbutis Kalifornija visiškai tvariai, dabar jau galima sakyti, kaip ir užbaigtas ir tik tai dekoro elementai kažkokie galės atsirasti savo laiku. Tai ir mes su Mantu susidarbavom iš tos pusės, išpjovo durims atsidaryti, nes ir čia durelės yra. Ir kągi, kol vyrai kieme, kol tiek daug rankų, tai reikia dar pajudėti su numatytais darbais, apie kurios turbūt ir papasakosiu jiems judant tolyn į priekį. Prašau, ir vartai pakabinti su Lauryno pagalba. Buvo viskas sukurta, sukalta, susukta ir padaryta taip, kad patogiai nori vienus vartus atsidarai, nori du ir va toks džiaugsmas yra, kada panaudoji ir truputį, sakykim, jau gal ir senų, bet kažkiek ir naujų technologijų. Ta prasme, vietoj įprastinai barstomų vartų galima pasidaryti stumdomus, nes ir tai lengviau, ir tai yra patogiau, ir vietą taupo. Kągi, dar kol turiu talkininkų, šį kartą Lauryną su Mantu, jie tuoj papusryčiaus ir turbūt, kad kipsime prie
vieno iš paskutinių tokių didesnių apdailos momentų baigiant daržinę. Tai yra penketukų, vadinkim taip, apkalimas į tarpus. Kad tarpus uždengtų ir taip, kaip sakant, sukurtų originalų, nes atkuriu šitą vaizdą kaip ir buvo anksčiau. Lentos taip buvo kaltos. Tai be abejo norisi išlaikyti autentiškumą kažkiek tai. Ir ką, dabar reikia susirinkti visus įrankius, ką reikia, susiruošti ir palaukti, kol mano talkininkai išeis ir judėsim. Na, norėjosi gal truputį daugiau, bet vaizdas ypatingai keičiasi. Pažaidimai apie duris ir apie stogelį lieka man vienam, nes aš tikrai galėsiu susitvarkyti. Bet štai, mantas jau kimba į paskutinį penketuką, ne, dar prieš paskutinį prikalimą, bet pažiūrėkit. Kanklę, sakyčiau. Dabar, kai šviesa taip sužaidžia su šešėliais, nuostabus vaizdelis ir tikrai pasikeičia bendras įspūdis ir bendra nuotaika. Neįtikėtina. Taip, dar liks smulkmenų padaryti ir iš to pačių nuopjovų, bet vienok. Kągi, šita gera nuotaika, noriu padėkoti kaip visada jums už pridedamus nykščius, parašomus komentarus ir dėkui, kas prisidedate prie šito projekto, jį paremdami Contribui, Patreon ar Revolut platformose. Sakau dėkui dar kartą ir iki sekančios serijos.